pieši? Man atrodo, kad čia gal dinozauras? Nej. Gal drakonas? Nej. Han tror inte som där. Han kan se. Emilis su Vilhelmu tenise. Mes eisim pasportuot, pasivaikščioti iki Lidl. Dar saker inte gå över. Eisim riestainių pirkti, taip? Precelio. Emiliukui ir Nikolai. Han är arg. Piktas? Ja. Ir du ragiukus turi? Ja. Mhm. Nikolas. Cheese. Ir pas mus pavasaris jau po truputį ateina, taip? Saulė šviečia. Mums riestainiams reikia 2 vežimėlių. Ne su pirštukais nelies su pirštukais, negalima. Viskas? Nu, neišmesk. Dėk. Atsargiai, važiuojam, nu. Skanu? Ja. Tuomet važiavome į Turup, už Malmės esančią vietovę, kur labai gražus miškelis, laukai. Tam pasivaikščiojome, nes buvo labai graži diena saulėta, paskui ėjom valgyti blynų. Nu kaip, Emilė? Skanu? Nelip, Emilė. Parodyk, dailininkas, ką nupiešei. Čia turbūt Spidermanas, taip? Voras, o kas čia? Čia tai tikrai Spidermanas. Mėlynas ir raudonas, taip. Raudoni žondukai. Nej, det är orange, röd, blå. Nej. Labai gražiai. Vakarienę iškepiau kišą su kumpiu ir brokoliais ir padariau paprastą salotą su ridikėliais, agurkais, aisbergo salotą ir grietinę. Men bra, Emilie. O mano eilė šiandieną Nikolai skaityti. Kur Nikoliukas? Nikoliukai? Kas čia toks? Ką? Einam išsirinksi knygutę. Einam išsirink, kokią nori skaityti. Nu, parodyk visiems, kokią. Parodyk mamytei. Kokią knygutę skaitysim? Nu, parodyk, išsirink. Kur nors, kur daugiau žodžių gal, čia labai, čia tik paveiksliukai. Kuri tau patinka labiausiai? Išsirink. Kurią skaitysim knygutę? Šitą, taip, žinau, kad tau šitą patinka. Pavogė vagės. Žaisliuką pavogė. Abu pilisinis, va? Kaip sakai? Pilisinis, va? Ką turi policija? Pilisi blåa. O kur mechanikas, kur taiso mašiną? Čia taiso mašiną, taip. Vinsige Ville. En snäll fast men inte så ordningsam. Labas rytas, sekmadienis. Lova paklota. Oras šiandieną ne toks saulėtas kaip vakar. Einam žiūrėti, ką berniukai virtuvėje daro. Taip, čia neisiu, netrukdysiu. Čia nuo vakar nieks nepasikeitė. Labas rytas. Ką tu veiki? Ir tu pieši. Nu, Vilhelmas iškepė duonos.
Šilta duona su sviestu. Nu, beachbody mums negrėsia. Viljamas dar iškepė pusrytinių bandelių. Švediškai vadinasi fraver. Pasaka. Lite storlappen. Vaikai pažiūrės filmuką. Aš irgi kartu žiūrėsiu ir išlyginsiu grūdelį. Keturi. O, parodyk mano kartelį. Kojos. Pietų šiandien nelabai yra laiko, kada daryti, nes turim išvažiuoti iš namų greitai. Tai pašildysiu iš Ikėjos mėsos kukulius veganiškus. Pabandysime. Ir pilno grūdo makaronai. Nu, va, taip atrodo mūsų ekspres pietus. Nu, va, taip čia atrodo šita gatvelė, kur visi namai ir kotedžai. Shall we have it? Nu, iš išorės nelabai, bet viduje tai mums labai patiko. Labai geras išplanavimas. Koridorius. Laiptai rūsį. Nu ir va, didelis salionas su virtuve. Ir terasa. Just det, läs någonting om att hon har... Vad rum. Mhm. Mhm. Atsargiai. Oh, very nice, this I like. Ir rūsy irgi yra dušas. Nu, čia praktiškai galima svečiams. Ir vis dėlto mums labiausiai patiko Klogerup. Vakar žiūrėjom kotedžą. Ir gražus, ir gana moderniai, naujai viskas padaryta, bet dar mažas buvo. Maži labai kambariukai. Nu, čiuoškit. Toj aš ateisiu ir galėsim kartu čiuošti. Man čia patinka, kad ir kaip ir miestese, ir kaip ir gamtoj. Paukščiai čiulba. Namukai išbarstyti nėra, kad taip visiškai vienas šalia kito.
va? Kan du bära mig? Vakaro šefas Wilhelm Nurber. Vakarieniai bus rizotas su grybais. Nu, skanaus mums. Ir sakom heiduo. Nikolai, sakyk heiduo. Heiduo. Hejdå!